garsas, jeigu yra, tai Jo, gerai. gali šnekėti, žinau, ką nori, gali keiktis, čia ne valstybinė televizija. Aš to nebijau, suprantu. Jo. Aš faktiškai nesikeikiu, bet Nesikeiki šį gyvenime. mažai labai. Aš kartais keikiuos, kai vairuoju. Aš ne keiksmažodžiais, bet ir taip, žinai, iš kalbos čia, blemba jau tas vėl aslas, žinai, netaip važiuoja ar ką, ten, žinai. O taip, Giedrus tai mano tas, tai blemba, bet keiksmažodžiai neišeina. Reikia žmogui pastiprinti emociją, turbūt. Taip, jisai tik taip išneka, žinau. Jeigu 5 žodžiai normalūs, tai dar 10 bus priedo kiti čia. Sustiprino. Jo, tai jis jau stipriai keikiasi. Bet gerai, ne, kad broliai netoliese gyvena. Ne, vis tiek yra kažkaip tai bendravimas visai kitas, jau žinai, negu kad... Jeigu būtų kažkur toli. Ne, normaliai, aš nežinau, mes su Giedriumi labai geruose santykiuose esame. Supranti ir... O su kitu broliu? Su biškai sunkiau, tas yra biškai savotiškai įdomesnis toks, žinai. O viską išgėręs, tai dar biškai toksai... Nejaučia, kad jau jam virš 60, supranti. Tai gerai, žmogus jaunas jau. Dar jis nejaučia, kad jau reikia anūkai, kad Amerikoje viskas yra, kad... Nežinau, da jam... Nori ziliuot pats, ne? Jam dar subręst reikia babiški. Nežinau. Gal tas nėra blogai. O vieno brolio nebėra jau, ne? Jo, Romo nebėra. Romo nebėra, ne? O irgi per savo gyvenimą, taip supranti. Išvažiavo Vilnių, viską gerai jis turėjo, trimitę grojo, buvo jau kapelmeisteris, supranti. Viską jau turėjo, pačiamų ten tą savo... Pradėjo gerti, išėjo iš to orkestro trimito, paskiau savo grupę įkūrė, žinai, vienu žodžiu, viskas su savo grupė, vėl ten įsidarkė, po 3 metų kažkaip tai įsiskirsti. Ir liko viskas. Turėjau 3 žmonas, supranti, vieną po kito vis metin, tai koks gyvenimas. Visi skirtingi, bet, kaip sakyti, taip, tai gerai, kad dar vis tiek 2 broliai čia yra, Juodkrantėj. Visi 3 mes. Jo, dabar jūs visi 3 esate. O iš kur čia jau tėvai buvo tavo? Tėvai mano nuo Seredžiaus. Nuo Seredžiaus. Tai kelintais jie čia atvažiavo metais? 53 Liepos 16. O tu jau atvažiavai su tėvais? Jau aš jau 4 metus. 4 metus jau ėjo. Jau prisimenu, kaip jau važiavom. Bet man labai įdomu pasakyti, kaip čia buvo, nes aš dėl ko ir labai norėjau su tavim pakalbėti. Man toks buvo šokas. Dabar Juodkrantė beveik visai tuščia. Mūsų namas beveik visai tuščias. Tas tai jo. O aš suskaičiavau, kad kai mes atsikraustėm gyventi šitą namą, šitam name buvo 15 vaikų. Taip. 15 vaikų, dabar nėra nei vieno. Ta prasme, per tokį trumpą laiko tarpą, koks yra didžiulis skirtumas, kaip viskas pasikeitė. Čia viską daro, supranti, šitas. O kai statė namus, aš dar anksčiau turiu menį, kai būdavo aprūpintos jaunos šeimos, žinai, butais, tada taip sutinku, dėl to ir buvo normalus gyvenimas, supranti, kaip yra. O dabar kas, visi jauni išvažiuoja, nėra butų. Ir nėra ką daryti. Ir nėra kur gyventi. Vienas dalykas. Kiek su tais tėvais gyventi, kai nori savo gyvenimu. Taip. Ir visi ieško, kur geriau. Vaikams juk irgi, anksčiau žiūrėk, mokykla buvo, taigi kiek vaikų mokyklai buvo. Baisu. Ir tie bureliai visi, ir muzikos mokyklai kiek eidavo, važiuodavo, supranti, viskas. Tai tu man apskaitai, tau buvo 4 metai, ką tu atsimeni, kaip čia viskas buvo? Aš tik prisimenu, kai mes atvažiavom, čia jau mus vežė su baržom. Reiškia, važiavo Kolūkio... Jūs buvote migrantai, žodžiu, ne? Kolūkio pirmininkai, iš Nidos ir iš Juodkrantės buvę, supranti, jie važinėjo per visą palei Nemuną, per tuos miestelius ir rinko pas save apgyvendinimui čia po karo žmonės, nes trūko žmonių faktiškai čia. Ir viskas. Ir visi, kurie sutiko čia atvažiuoti, tai visus tuos su baržomis, su visa manta, su gyvuliais, su visku, visus čia kraustė, supranti. O čia dar buvo kažkokių vietinių iš Buvo. Kokios jie tautybės buvo? Kuršiai skaitėsi, kaip jie sakyk. Bet jie iš vokiškai. Vokiškai. Jau išneka ir ne vokiška biški, bet tokia įdomi, žinok, ir kur, kaip... Tokia maišyta. Maišyta, kažkokia tai maišyta buvo.
Žinau, toks buvo Jonas Pičas, paskui buvo Martynas, toksai buvo, irgi jie gyveno prie bažnyčios tenai, supranti. Nu, o Jonas gyveno, kur su Kacku dabar, nu, gyveno šitas Juozas, ten tas Jonas Pičas buvo, o tas kitas gyveno čia prie Sukackaitė dabar, kur Marytė. Prie pat bažnyčios. Jo, Ne? čia tam vienas name gyveno. Paskiau dar buvo Edita, atrodo, Pičas dabar nepriėmė. O tai kai jūs atplaukėt, tai jums davė konkrečiai kur gyventi, ar kaip čia Mes tą kaip- būstą jūs skirstėte? Kaip mes atplaukėm, tai iš karto jau čia buvo senelė jau gyveno, supranti, ir Stakauskai jau čia gyveno. Nu, Jie irgi iš tos pusės. jo, irgi ne? visi iš ten. Tėvo sesuo reiškia, nu, vyriausia. Ir tada Jonas jau jauniausias brolis, ne antras, ne jauniausias, nu kaip prieš tą. Petras jauniausias. Jis su kumelė balta tokia mūsų vežimu pasitiko jau prie prieplaukos. Bet senoji, čia kur ir buvo. Senoji, jo. Jau buvo ten prieplaukėlė tokia, žinai, ten aptriušusi faktiškai, žinai, ne taip kaip dabar. Viską. Ir mes vėl visi krovėmės ten savo visas maimantas, žinai, viską ir žinau, kad gyvulių neturėjom, tėvai neturėjo, o kas turėjo, tai ten tie jau savo reikalais. Ir mus nuvežė dabar prie Raganų kalno, kur yra Partikinė, kur gyvena, tai ten gyveno Stakauskai. Tai mes pas juos pirmiausia apsistojom, paskiau jau atėjo jau ten valdžia, susitiko su mūsų tėvais viską ir mus perkelė gyventi į Bangą, kur anksčiau buvo. O kas ten buvo? Vat, Nu, anksčiau buvo. Ar irgi kaip polsinės? Ne, buvo ne, likusios ne, ten ne, čia viskas gyvenant? priklausė Kolūkiui. Bet ten kaip namai buvo tiesiog. Ten buvo, nu, butais, gali pasakyti. Kaip Bet jie ir atrodė taip, kaip dabar atrodo? Ar taip... Buvo pats pastatas, toksai ir buvo, kaip jis atrodė. Supranti. Tik ten buvo neaptvarkyta, ten, nu, kaip. Pagrindė tai pirmas aukštas tik tai buvo normaliai gyvendama. O kita ten buvo apdaužyta, kaip po karo, ten, žinai, kaip sakyti, po visko ten. Nes, kai žinau, kai kuriuose namuose rusai buvo arklidės pasidarę, va tuose mūsų etnografiniuose pagal kelią, kiek Partikinė gal yra pasakoja. Ne, tai pas juos nebuvo. Pas mus tai buvo, aš galiu paskui papasakoti. Ir kada jau mūsų ten apgyvendinti, tai mes pragyvenom ten, nežinau, gal kokius 2-3 metus pragyvenom, supranti. Būtent ten. Ne? Ten, jo, toj bangoj, žinai. O paskiau Kolūkis jau davė tėvams šitą butą, kur dabar gyvena Racimavičiai, nu, prie kelio. Ten jau gavo butą ir tada, supranti, po kiek laiko tėvas. O šalia, kur dabar Giedrius gyvena, tai reiškia, ten anksčiau buvo vokiškas tipo namas, pusė buvo tvartas, o kita pusė į gatvę buvo apgyvendinimas. Nu, ten buvo toksai Frankas, irgi Troščiks, rusas senis, jau pensijų numirė žmogus, jis ten vienas gyveno. Ir tada Kolūkis davė, nu, tėvui, leido, nu, kaip pasakyti, Gyventi. Įsipirktų. Tėvas įsipirko iš Kolūkio. Pasėmęs paskolą iš Kolūkio, reiškia, ir pasistatė ten, nu, tą namą, kai dabar, kaip, nu, tas visas butas yra. Žinai, viską. Nu, po to, kai po kiek laiko tėvas jau pats pritrūko pinigų, ten, kai pasistatė, jau viskas, jis tą namą pardavė Kolūkiui. Pardavė Kolūkiui ir vis tiek, bet Kolūkis buvo palikęs, nu, ten jam skaitėsi tas namas. Leido gyventi. Jo, ir kada jau Kelmelis, o tai jau Albinas apsiženėjo, tai atėjo jo tėvai, žinai, prašė, kad, nu, priimtų į antrą aukštą gyventi, nes, sako, jūs ten daug vietos dabar turite, žinai, jau jo kaiminystė kaip gyvenom. Žinai, visą, kur dabar Jarmaljons gyvena. Ir tėvas leido. Ir 61 metais padaro miestą. Ir kur tas miestas jau yra? Neringos miestas. Neringos miestas. Jau yra visai kita valdžia. Ir kas kur gyveno, ten visus tos priregistravo. Tai jau gavotės, kad oficialiai gyvenate, ne? Nes Tai ne tik mes, ir Albinas. Nu taip, ta prasme, visi jau turėjot savo vietą tikrai. Tai ten tėvas jis 5 metus nešnekėjo su Albinu. Jam prašė, jis nešk, tu čia įsikraustyk, čia išeik. Reiškia, nes čia mano tas skaitėsi namas, žinai. Albinas neėjo, nu, reiškia, ten jie pykos, tai žinau, kad, bet
Nu, kas būtų galvojęs, kad Neringoje tiek kainuos nekilnojamas Jo. turtas. Ne, bet tai tėvas nenorėjo, kad jau kai pradėjo registruoti, Jo, su žinai, visam viskas liktų. jo. Vsio, nu tai žinau, kad ten jie, nu paskui jau apsitaikiau ten, jau buvo normaliai po 5 gal metų, žinai, tada. Na, ir viskas, va tai buvo. O kai atsikraustėm čia, nu taigi Kolūkis turėjo, žinau, 12 arklių, kur dabar Raganų kalnas kaip yra, tai ten va ta vadinama garažai, kur yra, tai čia pats fasadas, tai ten buvo arklidės tokios stovėjo, čia palei kalną ėjo tvartai tokie ėjo, žinai, buvo. Nu ir buvo žvejų buvo net 36, atrodo, jeigu aš dabar neklystu. 6 grandys po 6. Bet va tie žmonės, žvėjai, kai jūs atsikraustėt, jūsgi visi ne pajūrio žmonės, Jo. jūs nebijojot vandens? Nežinau. Juk ir tada turbūt Mes visi gyvenom prie Nemuno. Prie Nemuno. Tai visi prie Nemuno gyvenom. Mes faktiškai prie Dubysos, mes užaugam prie, kaip aš pats sudarėskim, sakau, Padubysio kaime gimęs, viskas, nu. Da mama pasako, kaip Dubyso plaukdavo, atsigulu, sako, ir mane neša. Ir bobos, o Jėzus, alytė paskendo. O čia tokia, ten sako, guliu, žinai. Viską, tai ten, sako, visokių cirko būdavo. Nu įpratėmės, o paskui persikėlėm gyventi kitą pusę Nemuno. Ten jau tėvai bėgo biškį nuo banditizmo, kaip tais laikais. Nu tai pokaris. Jo, vadino, nes tėvas dirbo sandėlininku, tai sako, dieną ateina rusai rūpučia, naktį ateina tie vadinami partizanai ateina. Jis sako, negaliu, sako, tėmi, mane sako, kad nepasodytų, aš išėjau, atidavė viską ir išėjo į Kriukus kitai pusę gyventi. Ir ten dirbo prie, valčių remontas, laivų ten tokių, jau tvarkėsi, statėsi ten jie viską. Vat iš ten tėvai ir čia ir atvažiavo. O kas tuo metu jau buvo? Ar buvo, pavyzdžiui, mokykla jau, kai jūs atsikraustėte? Buvo jau, jo. Senos mokyklos vietoj, kiek žinau, bendra tokia buvo, ar ne? Senos mokyklos vietoj to. Dabar, kur yra sena mokykla vadinama. Taip. Kur kultūros Mūsų mokykla jau virš 100 metų jai. Ne, man tai aš ten mokiausi, taip kad man mokykla. Supranti. Taip, buvo mokykla ir jau 50, atrodo 54 metais atvažiavo Balsevičius, atvažiavo Raudys, jau į mokyklą atėjo. Tai Balsevičius gyvendavo pas mano močiutę, pas Racimavičienę, buvo laikinai, nes visi, kaip sakyti, nebuvo tokios normalios, kur būtų gyvenimo sąlygos, žinai. Visur reikėdavo remonto. Taip. Nes tėvas iš pradžių, kai gavo darbą, jis nežvejysgi buvo iš pradžių, jį priėmė iš pradžių į statybinę tą brigadą, kad atstatinėtų po visus, tuos namus, butus, kaip pasakyti, nes čia... Ar jie labai subombarduoti, sulaužyti tie namai? Kad namai būtų labai sulaužyti nebuvo, bet buvo tokie, kaip jau pasakyti. Jau nepritaikyti, kad galėtum gyventi. Tai langai ten išdaužyti, tai ten, žinai, durys, kad kitos sulaužytos, ten viskas, žinai. Ir griuvėsiai, va čia, kur dabar Antaninos namas stovi, daleiskim, tai čia buvo kalnas, ten buvo restoranas, taip anksčiau, kaip sakydavo. Viešbutis turbūt. Toksai, nežinau, kas ir moteliai, kas nežinau tais laikais, bet taip mes vaikai, sakau, ten lakstėm, supranti, po tas plytas. Rasdavot ko nors įdomaus tenai? Ką tokio įdomaus, tai aš nežinau. Ypač paskiau eidavom ant kalno, kur policinė dabar pasrainė, ten, kur yra ten irgi griuvėsių buvo, ten irgi buvo didelis pastatas kažkoks, tai supranti, tai mes po to šios griuvėsius vis lakstydavom, žinai. Ir, ką ten daugiau, ten plytos, tik, žinai, ir viskas, o čia, kur eidavom į mišką, tai rasdavom šovinių ir visokių ten tokių, supranti. Karo įrodymų. Taip, tai su tais mes būdavai ir nueidom į kopas, laužą užkuriam, įdedam visą tą tokią, žinai, šovinių tutelę visą. Patys užkopus, kai pradeda tratinti, bijai išeiti. Aš dar vaikystė irgi dar mes čia darydavom tokius dalykus. Bijai išeiti, net blemba išlysti, žiūrėk, būdavo. O taip, tai supranti, kaip pasakyti, kad nebūtų jau
visi tie namai faktiškai išlikę. Čia nėra tokių, kad nebūtų nauji. Jie tik visi pastatyti, atremontuoti, tai vienur lentos buvo, kaip sakyti. Taigi buvo... Bet kelias jau va šitas jis buvo koks? Žvyras. Žvyras, ne? Ir kiek žinau, transportas vieną kartą savaitę į Klaipėdą važiuodavo, ar kaip čia būdavo? Iš vis nebuvo transporto. Turėjo tik tai vieną mašiną, Kolūkis, dar kai buvo Kolūkis, aš turiu menį. Turėjo vieną mašiną tokią su bortais, dar Norkus Leonardas, ant jos vienintelis vairuotojas buvo visoje Juodkrantėje. Niekas nemokėjo daugiau naudoti. Nes daugiau nebuvo technikos. Taip. Mokykla turėjo dar Zose, mokykla, kai aš į mokyklą, tai irgi turėjom bortinę mašiną tokią, palutarką vadinosi, žinai. Tai mokyklai buvo, bet jinai nebuvo kam remontuoti, nei jos, nei nieko, tik žinau, kad kieme stovėdavo, tai mes ten vaikai karstydavomės viską ir tai Raudys ten mus vaikydavo, bet ką ten išvaikysi mus? Mes pradinukai dar buvom, tai žinai, ten... O kiek buvo vaikų? Kaip tu pradėjai mokyklą? Mano klasėje mes buvom 16. Buvom 16, kiti vėl ten... Buvo vaikų, sakau, virš 100 tikrai buvo. Nes ėjom net į antrą pamainą. Trečioje klasėje. Nes mokykla mažagi tada buvo, ta mažutė mūsų raudona. Aš ėjau į antrą pamainą, net trečioje klasėje. O mes buvo taip 1, 3, 2, 4. Buvo sujungtos. Suprantate. Tai mokino mokytas 1 ir 3 klasę. Iš karto tuo pačiu metu žinau. Kitas 2 ir 4. Tai ir mes, kaip būdavom, mes 1, 3, kai ėjom, tai mes mokinomės, kur dabar yra jau šito kultūros centre, pagrindinė salė. Taip. Tai ten, suprantate. Tai buvo bendra klasė tokia? Ten 1, 3 mokėsi, visi kiti ten biški kitur mokėsi, buvo 2 aukšte, biški buvo ten tos klasės. Ir šitos būdavo kūrenamos, ten krosnis kiekvienam klasės stovėdavo. Žinau, ir visas, tai močiutė mano dirbo ten, kaip tas sargė, Pečkurė kaip čia. Ir Pučienės mama, Davidavičienė irgi. Tai jos abidvi kūrendavo, jau mes ateidom, jau būdavo šilta, supranti, jau iškūrenta būdavo. Viskas ir... O tai kada ta mokykla augti pradėjo, kad iki 8 klasės užaugo? Ir tų vaikų buvo daug. Tai... Pirmiausia, buvo 7-metė. Pirmiausia, buvo 7-metė mokykla visą laiką. Ir skaitėsi Klaipėdos miesto, Juodkrantės 2 7-metė mokykla. Taip atrodo buvo. Vadinosi. O Nidos buvo 1 7-metė. Jie skaitėsi vis tiek. Ir pas mus, pas jau čia, norėjau sakyti dabar. Pas juos vokiečių kalbą dėstė, pas mus jau anglų, jau čia po... O kas dėstė anglų kalbą tais laikais? Pirmas mokytas mano buvo Raudys. Raudys. Jis buvo labai šaunuolis. Raudys. Geras buvo direktorius, tikrai negaliu sakyti. Tai jis, kai pradėjo mums dėstyti, tai, žinau, parvažiavęs iš kursų, tai dainą išmokino, aš dabar net mokiu. Moku tą dainą, žinau, angliškai galiu dainuoti ją. Supranti. Que será, whatever will be. The future's a point to see, que será. Tai mokė anglų kalbos, o tu man pasaky gerai, jau čia sovietmetis ir čiagi buvo labai griežta pasienio zona. Ar jautėsi tas? Mums gyventojams nesijauti, bet visiems kitiems įvažiuoti buvo, kaip sakyti, labai sunku. Nes be leidimų tu niekaip negalėdavo čia įvažiuoti, o leidimą išduodavo tik tai po to nesaldybė, vykdomasis komitetas. Taip. Reiškia, supranti. O komitetas vykdomasis išduodavo tik tada, kai būdavo įsitikinęs, kad tu palaikai švarą. Savo teritorijoje, reiškia, kur gyveni, viskas ir kad tu... Nes jau nuo 61 metų, kai įsikūrė miestas, kai čia jau buvo patvirtintas kaip kurortas, jau važiavau poilsiauti. Bet tai jau tada ir kelias tada buvo, ar ne? Kada atsirado tas normalus kelias, nes kiek žinau... Kelias atsirado tik tai prie miesto. Kai miestas buvo įkurtas, tada padarė prie kelią, miesto, ne? Jau, tai aš jau buvau 5 klasė ir 6 įsivaizduoju. Ir tada jau keltas atsirado normalus, nes pradžioje... Ne, barža. Barža dar būdavo, ta pati traukiama barža. Dar barža būdavo ir dar buvo ir garlaivis. Pagrindinis susiekimas tai buvo su laivu.
Bet tai čia nuo sezonų, kada... Ne, visą laiką. Būdavo maršrutas toksai, Nida, Klaipėda, vakare būdavo važiuoja į Nidą. Ir stodavo Juodkrantėse. Ir Nidoj stodavo jo, ir Nidoj nakvodavo. O rytą anksti išplaukdavo iš Nidos jau į Klaipėdą ir taip, kas nori, tada jau važiuodama. Žinau, tėvas mus irgi veždavos. Tai jau mes būdavo išeinam, vietoj krantinės tai nebuvo, ten buvo pievelė tokia, supranti, viskas, tai einam, žiūrim, matom jo pervalkus ten iš Vyturį, žinai, kaip yra, jau dūmai, Kaip matosi. jau ateina, laivas jau atplaukia, tai jis dar nuo to momento reikia dar 1,5 valandos laukti, kol jis atplaukia. Jo. Tai jis iš Nidos plaukdavo 3 valandas, o iš Juodkrantės į Klaipėdą vėl 1,5 valandos, žinai. Kaip jis, bleba, vadinasi, dabar užstrigo. Baršauskas seniau, tai jau atėjo Baršauskas, o tai buvo... O tai jūs čia turėjot kažkokią parduotuvę, kur jūs rengdavotės? Parduotuvė būdavo, supranti, buvo, kur dabar yra, 5, kalno 5. Čia žinai, kur tas yra, iš karto. Tai ten būdavo taip, veranda tokia buvo, nesteklinė, bet plačias, įeini į verandą, čia visur visą. Į kairę pusę būdavo maisto prekių parduotuvė, į dešinę pusę taip tiesiai eidavai. Per visą namą būdavo pramoninės prekės. Supranti, reiškia. Tai va, maisto parduotuvė irgi, įsivaizduok, dirbo 2 pardavėjos, nes buvo vienas skyrius ir paskui antras skyrius, bet tik nepamenu kas kuriam. Bet jei reikia stovėdam, tai daugiau vienas, čia gėrimai pirmam tai daly buvo turbūt. Nes visas stovėdam tenai, vaikai, eidam prie lango, vieną pusę ten, žinai. Nu tai vat ir... Būdavo visko tiem laikam? Ne, kad visko tai tikrai nebūdavo, ten maistą tą irgi ten, žinai, kai jau atveža, tai kiek ten trunka ir viską išperka, supranti. Tai jei būdavo ateini, dar stovi ir laukia, kada, kai atveš, tai eilėgi stovi. Tai vis tiek atsikraustė čia žmonės tokia jauno amžiaus palyginus, taip, su vaikais ir... Tai įsivaizduok, man buvo 4 metai, tai mano tėvui buvo 24. O Dieve, labai jauni. Tai ką jiems tada žinai? Ar neišsigando, pavyzdžiui, mama atvežta iš žemyno į tokį pusiasalį, kur čia niekas nesutvarkyta? Matai, kad buvo, kas buvo? Buvo visi savi. Nes atsikraustė ir mama, močiutė atsikraustė tokį pačiu metu ir tėvas su savo tėvu. Paskiau broliai jos ir Kaziuks, ir Antuks, visi kartu. Jūsų giminės čia labai daug mūsų kaime. Pagrindą turbūt nesudarė tuo metu. Pagrindas, nes aš kai skaičiavau savo vestuvėms, tai buvom 44. Ir vien tik iš savo šeimos realiai. Jo, čia kur kviečiau tik į vestuvės, jau 44. Supranti, buvo. Jau čia mūsų, matiškai, visi giminės. Buvom, žinok, tai čia ir visur buvo, kaip sakyti, čia skaitė, stoniai. Kad jų daug buvo. Taip daug atvažiavo. Ir visur mes eidom, visur saviveikloje, žinok, visi dainuodavo, visi turėjo gerus balsus, žinai. Vien žodžiu viskas ir visi visur dalyvaudavo. Arba būdavo vakaronės, kai renkasi, būdavo dar kolūkių laikais, žinai, kai būdavo tai žvejo šventės, tai Velykos, tai daleiskim, dar kad ten Joninės va. O kas viską organizuodavo, tu man pasakyk? Kolūkis. Kolūkis. Tas kolūkis tai konkrečiai kažkokie žmonės, kurie čia Juodkrantėje gyvena? Taip, kolūkis ir, kaip sakyti. Pavyzdžiui, Nida ir Juodkrantė atskiri kolūkiai buvo? Arba bendra žvejų kolūkiai? Atskiri? Mūsų kolūkis buvo Baltijos aušra, o Nidos buvo Baltijos žvejys. Supranti. Ir kiekvienas turėjo savo valdžią. Ne taip, kad ten mes Nidai neturėjom jokių reikalų, jie prie mus neturėjo jokių reikalų. Žodžiu, buvo tokia uždara bendruomenė ir gyveno savo gyvenimą. Mes savo. Bet kas nekeista, būdų kolūkiai buvo milijonieriai. Tais laikais aš turiu menį dar žinai. Nes labai gerai žuvies buvo, ėjo gerai sekėsi jiems gaudyti visur viską, nes ir jūrai gaudė, ir čia ir mariuose buvo. Ir kormoranų nebuvo. Nebuvo nieko tokių dalykų. Tai supranti. Tik tai tiek, kad tais laikais, jiems tinklai buvo
kaip čia, HB, nu kaip čia pasakyti, pluoštelė, kaip jie čia vadinasi. Kitokios. Labai plyšta greitai, supranti. Tai jie turėdavo ten gale juodkrantės smalinę tokią ir tuos tinklus visus smaluodavo. Kad ne taip plyšta. Nes smala, kai ištraukia, išdžiuva ir dar sutvirtina, žinai, reiškiasi. Tai va tokius ir statydavo tinklus irgi tai. Nu, jie vargdavo, negali sakyti, kad tikrai vargdavo. Ir tada, žinau, ungurių labai daug būdavo dar, ne? Po pusę valties veždavo, unguriai iššoka, viską, žinok, niekas neimdavo į galvą. Ir kainuodavo nebrangiai. Po rublį. Tai jau laikais buvo. Bet tai jau čia rūkytas, man atrodo, ne? Jo, rublio, o žalės ten iš vis nelabai kokios vertės. Tai žalė, tai, žinau, antukas ar būdavo, dabar jau pasakydavo, ateini mama, sako, eik valgyti, ungurių padarį iškepiau. Į vėl unguriais. Dabar labai sunkiai tikisi, kad taip galėjo būti. Tie unguriai plėmai, jau nebegali, sako, jau būdavo. Nu tikrai, nu net negali sakyti, valgydavom tai. Labai daug būdavo baržų. Labai daug baržų važiuodavo ir viską veždavo. Ir maistą, ir iš Kauno, tai Budaleskim į Klaipėdą. Visai keisdavosi. Šnaps ir gėrimai ten, žvyras. Aš žvyrą dar atsimenu iš vaikystės. Žvyras tai čia pasto. Su žvyru, jo. Tai žvejai būdavo, daro, nutaisiau baržininkais. Sutartį. Jie duoda žuvies dėžę, tie duoda, tai silkę atveždavo iš Klaipėdos į Kauną daleisti bačkomis. Tai tie bačka silkės, ta bačkutė šimtinės tas, mažesnės tokias. Sukeičia, žinau. Tai kilka, tai ten vėl tai būna, žinau. Žodžiu, mainai natūralūs. Būdavo natūralūs mainai labai stipriai. Gėrimai vėl tas pats eidavo, žinau, irgi. Taip, kad... O mėsa, aš žinau, kad senoviai tai iš čia net žmonės karvės, kurie laikydavo vasarą, veždavo ganyti ją krantą. Ne. Čia jau taip nebuvo, ne? Jau, čia tikrai nebuvo, čia nesąmonė. Visi turėjom, mes turėjom, ir karvę turėjom, ir dvi kiaulės, ir vištų buvo, ir triušių turėjo, tėvai augino, žinai. Viskas. Tai būdavo tik tai tas, kad išeina karvė rytą, išleidė, yra piemuo, pasamdytas jau būna jau viso kolūkio, daleiskim. Ir kas viena šeima turi aprūpinti maistu tą piemenį. Supranti, jam įdėti pietus vienu žodžiu, kad jis turėtų ką valgyti. Jis pradeda eiti, kaip dabar skaitykim prie plaukėlės, taip maždaug. Ir varosi tą savo bandą. Ir eidavo į kopas. Sunku net patikėti, kad taip galėjo būti. Taip, ir į kopas varosi. O jau anas galas faktiškai jau eidavo ten, kur Barkauskai ten gyveno, ten paskiau buvo, kur dabar šitas elektronas, tai ten irgi toks buvo dviaukštis namas, ten gyveno miškininkai. Tai visi jie eidavo, jau karvę savo ganydavo į šitą pusę. Į Girininkijos, ne? Girininkijos, viso ten jau ta provincija į ten. Gyvulius. Ir jie savo turėdavo ir piemenis, ir viską. Tai o vakare vėl pargina tas piemuo, tas gyvulius. Visi įsileidžiam, susitvarko, pasimelčiu. Kas kaip nori. Bet kiekvienas dar turėjo, kaip sakyti, dabar tai tvorų nebėra. Anksčiau kiekvienas namas turėjo savo tvorą. Savo kiemą. Savo kiemą ir viską, žinok. Bet tai reiškia, pievų daug buvo, jeigu buvo galima. Ne, viską. Vasarą taigi ten eidavo į kopas, į ten šerdo, ten į tuos miškus, miškuose būdavo. Ir ant pačiose kopose tas ražienas, kai ten valgydavo, nežinau. O rudenį, ne rudenį, prašau, vasarą, būdavo jau kada šienapjūtė, tai važiuodavo į Nemuną, kolūkis siųsdavo, reiškiasi, brigadą, pirmiausia ruošdavo kolūkiui. Nes kolūkis turėjo, sakau, 12 arklių turėjo ir jiems reikėdavo aprūpinti pašarą žiemai. Tai pirmiausia būdavo taip, kada jau paruošė jau kolūkiui, parvežė, tai ten į tą tvartus jiems sukraudavo, tada žmonės. Tada žmonės jau važiuodavo. Būdavo tokia, girininkė turėjo tokį laiviuką, kateriuką, tokį naglį, žinau, ir barkasas. Kai dabar kurėnas yra, tai kokius 5 kartus gal didesnis, jeigu ne daugiau dar. Barkasas, didelis, neužnai. Ir į jį kraudavo šieną,
būdavo kiekvienas vat, žmogus savo pasidarė, jis prikrovė į barkasą šieno, tuoj šakom uždėjo, kitas krauna. Supranti. Ir taip, Kiekvienas savo sluoksnį šieno. jo, turėjo, ne? ir taip 3 žmonėms barkasas vienas parveždavo. Nu tai įsivaizduok, tai kad jie tą šieną, vat, kaip parplukdo, supranti. Ir tai per dieną jie iš čia išveža, į kiekvienas savo namus įsiveža. O žmonės ten dirba kiti, jau kuriems dar reikia šieno, tie toliau šienauja, žinai. Tada vėl tuščias barkasas vėl išmauna tenai. Tai mane buvo tėvas ir nusivežęs vieną kartą buvo, supranti, ten tokioj palapinė, žinau kaip, ne palapinė, kaip čia, kur Leninas yra miegojęs, kaip ten tokia. Šitokia, nu buvo brezento tokia didelė, užtemta, žinai, viskai mes ten dar miegojau, tenai dar mane vieną naktį, žinau, su tėvu. Tai. Nu, vat, būdavo, duoda arklius, kolūkis, nes su tai barkasais nuvarydavau, būdavo pjaunamoji ta mašina tokia, eina pjauna šieną, o kita, kurio neprieina, sudalgys. O tai kada pradėjo mažėti tų gyvulių? Kada žmonės pajuto, kad galima gyventi ne iš gyvulių? Ne, panaikino, čia neleido. Neleido. Ai, kai įkūrė miestą? Miestas tapo kurortas ir viskas. Turėjai išparduoti arba turėjai, papjauti, čia tavo jo problemas buvo. Ir visiems iškart baigė. Visais tais pačiais metais atėjo, kad nuo kitų metų nebūtų gyvulių. Ir svarbiausia, visiems liepė tvoras nusigriauti. Kas tau griaus, blema? Tai žinau, dar buvo, Kuprelytė buvo tokia jauna dar jinai moteris, jau dirbo komunaliniam jinai. Ir čia su studentais atėjo tvoras griauti. Tai kai paėmė vyrai, žinau, lasdų tiem blemba studentams. Žinai, tai čia įsilakstyti, nieko nepadarė. Supranti, tai paskiau jau kitą kartą, žinau, atėjo su kareiviais ir su milicija. Jau tada buvo kareivinės tos pasieniečių ten? Kareivinės čia. Dabartinė Santauta, kur, ne? Jo, kur Santauta. Kur Santauta buvo. O čia Marekinasgi buvo, kur Damulevičiai gyvena. Tikrai? Ne miške? Čia ne, buvo? Čia pirmas Marekinas, o čia buvo. O kitoj gatvės pusėje buvo didelis mūrinis ūkinis pastatas jų, reiškėsi kitoj. Ir ten savaitgaliais filmus rodydavo. Tai mes vaikai būdavo, ateinam, susėdam ant žolės ir tiesiai tau į tą sieną baltą. Visus kokius rodydavo kareiviam, tiem mariakam, visus filmus matydavom, žinau. O tai kaip buvo tada pasiskirstę, sakykime, žmonės darbais? Vyrai kažkaip natūraliai visi ir žvejybą papuolė? Miškininkai pagrindė, miškų ūkis buvo ir žvejyba buvo. Ir žvejyba, o moteris? Ir buvo dar statybininkai. Čia tie, kurie atstatinėjo tuos viską vis tiek tvarkė. Čia panaikino statybos faktiškai brigadas dabar, čia nesiniai kažkokį, o čia dabar po nepriklausomybės. Jeigu neprisimint, Lendraitis buvo Aleks, jisai paskutinis brigadininkas buvęs, supranti, tai Juodkrantėje dirbo tikrai nemaža brigada, kurie atstatinėjo tuos į namus, visų atstatinėjo, žinai, viską ir dar turėjo tenai, Kuraganų tas kalnas baigėsi ten jų bazė, buvo tokia, tvarkėsi. Tai kiek tuo metu Juodkrantėje žmonių buvo? Maždaug. Tuo metu faktiškai dar buvo apie, nežinau, gal buvo apie 800-900, apie 1000 dar nežinau, kad nebuvo 1000. Bet buvo apie netoli. Ir čia visi buvo tokie, kurie vis tada gyvena ir žiemą ir vasarą. Tai čia apie tai yra kalbos nebuvo. Kad tik dabar, po šitais mūsų nepilnai laikais, tik dabar atsirado čia, vasariniai gyventojai. Invaziniai vasariniai gyventojai. Invaziniai atsirado. O taip tai ne, poilsiautojai, kai atvažiuodavo, o drąsiai, kai važinėdavo, tai atvažiuoja pirmiausia šitie profsąjungų pirmininkai. Čia kas lietuvius liečia, ne, jeigu užšnekėsim, nes labai daug būdavo poilsiautojų iš Leningrado, tuometinių iš Maskvos. Tai čia buvo poilsio namai. Į poilsio namus, ne? O tu kalbi, kur pas gyventojus. Aš pas gyventojus kol kas šneku, žinai, kaip pasakyti. Ateina pas tave pirmininkas, pasižiūri, kiek kambarių kalčinamoja,
2 kambarius, gerai, 2 kambarius, viskas. Tada su kitais dar apeina, jau užtenka, važiuoja į Nidą kartu su tais savininkais. Tai buvo planas kažkoks, kiek reikia išnuomoti? Nu jie, ne, kiek jie norėdavo. Nu, ta prasme, jo, bet jie, ar ne? Čia pirmininkas, kiek jam jo reikia? gamyklai reikia tų kambarių, nu ir viskas, jisai pats spręsdavo. Jam tiek, o man jau gana, viso, nebereikia. Ir tada pasiima tuos visus savininkus ir važiuoja vykdoma ir ten sudaro sutartį, nes reikia dalį mokėti valstybei. Nuo tos pinigų sumos, suprantate. Nu, tai žinau, kad mūsų tada jau moteris vienais metais sutikę buvo, kitais metais nesutiko, tai padarė sutartį ant 4 mėnesių. Reiškia, taip tai 3 mėnesius jie būdavo. Padarė ant 4 mėnesių, kad tas mėnuo būtų, reiškia, jau atsiskaityti už valstybei. Taip. Supranti. Tai čia visai, tie neprieštaravo niekas, jo gerai. Tai taip ir būdavo, žinau. Tada išduodavo leidimus. Įvažiuoti. Jau tiems, kiek jie padaro sąrašą, kiek bus jiems žmonių, nes sąrašą nuskaičius ten nustato. Ir jau tas profsąjungos pirmininkas tie gauna leidimų. Nu taip, nes čia buvogi pasienio KGB, nu realiai čia buvo KGB zona. Grinai iš viso čia buvo pasienio zona, nieko negalėjai daryti. Ir kada dar mes važiuodavom, mat su vaikais aš važiavau į Leningradą, su savo mašinu važiavom, ten ekskursiją tą žinai darėm. Petvardo dvarecą, ten svarbiai apžiūrėjom, o grįžom palei pajūrį. Ir mus prieš Taliną, ten atrodo ar Tartu, sulaiko kareiviai, kodėl mes važiuojam pasienio zonai. Suprant, mes sako, kad mes iš pajūsio neesam, žinai. Mes gyvenam pasienio zonai. Jie mus davai pasus, pažiūri, jo, o pase būdavo Z raidė įspausta. Zapretnaja zona. Nu так вы, пожалуйста, езжайте. Rusai su Z raidė reiškia iš labai senai draugauja. Jo, viskas, zapretnaja zona. Ir tada jau mūsų viskas, ir mes drąsiai važinėdavom, žinau. Nes jau mūsų tada nieks, o kiti visi be to negalėjo. Ir būdavo negalima eiti prie jūros vakare. Niekur. Kaip ne. Prie jūros tu galėdavai eiti tik tai iki 10 valandos vakaro. Viskas. O visur kitur iš karto zapretnaja zona ir viskas, zapretnaja zona. Taip, vaikai, tai ką tau, mes tai, mums dzinta zapretnaja zona būdavo, bet pagaudavo, tai skusdavom bulves. Žinai, bet kai aš draugavau su tais kareiviais, aš toks į Trimailovą buvo, Trimailovas Sergėjus, tai mes su juo faktiškai iš mokyklos pareinam ir mes kareivinės. Nu, berniukam reikia, tai mes berniukų. Ten jie turėjo arklius, turėjo, žinok, irgi. Šunis turbūt, ne? Šunis dar ne. Neturėjo dar tada daug šunių nebuvo, bet arkliai tai buvo pas juos su jie kavaleriniai. Tokie, žinok, mums reikėdavo apjodinėti juos, supranti visur, nes kareiviai ne visur jodinėdavo, tai mes tos arkliais. Į kopas visur, žinok, viso dėdavom. Net neįmanoma įsivaizduoti. Nu, tikrai taip atrodo. Žinau, dar egzotika visiška. Žvyrkelis buzas buvo tik nusipirkęs Pobėdą. Tokia, žinai, turėjau, nu dar jau seną rusišką. Važiavo į Nidą, o mes su savo arkliukais, tai lenkiam tą Pobėdą, jo žvyrkelį kaip dėdavom. Žinok, tai buzas tik tai mums žalčiajus. O ką mes? Ir kada va degė, šitie pasieniečiai, kai degė, supranti, labai stipriai degė, tai buvo baisu. Tada visą juodkrantę sulėkė. Gesinti? Jo, gesinti. Ir padarė eilę į marias, 2 eilės padarė. Vieni ėjo kibirai su vandeniu, kiti ėjo tušti kibirai, tai va taip vis varė. O mes su Sergėjum žinojom, kur šoviniai, mes žinodom, kur viskas ir sudėta. Ir mes parodydom, ką reikia išnešti. Nes kareiviai irgi nespėdavo, jo kareiviai nespėdavo ten vieni. Tai jau mes visur ten kitur greitai, tai ką greitai išnešti reikėdavo. Tai žinau, kad paskiau 6 klasė jau buvom. Ir tada, žinau, kad mums dar Klaipėdoj į pirmą tą Vytauto gimnaziją dabar išsikvietė, mums ten įteikė jaunai draug pagraničniką, šeikliukus, ten dovanas davė, tokią braižiklinę, didelę blemą ten. Nu, man da jos nereikėjo faktiškai, nu, bet jau
Dovana buvo, nu, žinai. Nu, aš kiek suprantu, aplamai vietiniai gerai sugyveno su kariškiais, ypatingai pasieniečiais, ir jie buvo tokie, žinai, kaip, nu, policija net tuo metu, nes aš kiek atsimenu, jeigu įvykdavo koks toks konfliktas stiprus, tai žmonės bėgdavo pagalbos pas pasieniečius. Taip, nes policija, nu, kaip čia pasakyti. Čia turbūt tik įgaliotinis ir buvo vienas, ar nieko nebuvo? Iš pradžių tai buvo, kaip čia pasakyti, buvo milicijos skyrius buvo. Nebuvo, kad čia būtų vienas milicininkas. Buvo, pas mus tada dirbo 3 milicininkai ir buvo Vaitkutė, buvo šita Stasė, nu, kur dabar jinai Keičiatovienė irgi. Jinai buvo sekretorė. Tai dirbo šitas Sagatauskas, buvo majoras, Kunigėlis, toksai buvo kapitonas, ir buvo vienas policininkas, Mataitė, neatrodo, buvo matematikos mokytoja, tai vat jos. Ir buvo, kai sakau, kur parduotuvė yra, kai buvo parduotuvė, jie į verandą, tai į kitą darbą įėjimas buvo į šoną, ir čia buvo milicijos skyrius. Tai ten ir rinkimai vykdavo. Bet tai jie iš Nidos atvažiuodavo? Ne, jie čia pastovi. Jie čia jie atvažiuodavo. Jie gyveno, tai man atrodo, jie Klaipėdoj. Jie Klaipėdoj netgi, ne? Tik Stasė. Tai jeigu naktį kas įvykdavo, tai ir bėgdavo pas pasieniečius, nes aš atsimenu iš vaikystės šitos dalykus. Tai tik Stasė Vaitkų likdavo, supranti, nu vat. Ir viskas. O tada, paskiau jau, kai atsirado ir Apolinaras atsirado, ir Vinskevičius jau atsirado, žinai, jau paskiau. Jo, čia jau tie, kurie buvo jau čia jau prie, jau kai buvo Nida, jau kaip, nu, centras. Jo, jau kai buvo centras. O iš pradžių tai visi... O tai kada prasidėjo pirmieji poilsio namai? Vat kada Gintaras atgavo vėl savo poilsinę statusą? Visi 61 metais. Viskas, žodžiu, kaip miestą padarė, tada viskas pradėjo, ar ne? Anksčiau, vat, dabar yra, kaip čia pasakytau, Kregždutė, ne? Anksčiau ten buvo, vadinasi, Saldinovas. O ką tas reiškia? Tai reiškia, ten buvo Klaipėdos, kaip čia pasakyti, jūrų žvejybos bazių tinklų mezgimo dirbtuvės. Kregždutėj. Tinklų taisymas, ten visa pačia buvo virvės iš ten. Virvės, ten tinklus, tuos tralus taisydavo moterys, viską ten. Ir ten tralai, ten su herkulesais, tokiais su metalais, kur eidavo. Ten, žinau, daug mūsų dirbo irgi, ten, nu, moterų. Ten ir vyrai, ten, žinau, Norvydas Adolis ten yra dirbęs, nes aš kai skendau, tai jis iš ten bėgo mane gelbėti, traukė mane. Bet jie nieks mane neištraukė, kol tėvas net bėgo. Kas čia per istoriją, kur tu skendai? Tai aš, kai sakiau, kad aš 3 klasėje jau į 2 pamainą, tai tėvas mano, kai jau dirbo žvejybai, jie ten toliau statė tinklus. O vaga, kai buvo, dar buvo pilnai neužšalusi, o aš nemačiau, supranti. Anksčiau buvo properša, tai tada niek neįdavau. Bet po kiek laiko ten užtraukė ledas, viską. Ir aš, mama, tu gal tu iškepsi dar, tu čia man valgy, sakau, aš to nulėkiu pas tėvą dar. Su rogutėm, ant įliukų, įliukai tai tokios lazelės su vieniem, žinai, būdavo. Ras nulėksiu ir tiesiant vagos pajutau, kad traška ledą, supranti. Ir aš kaip durnius, o ten vaiks, ką darys. Aš apsisukau, da grįžt atgal, kad būčiau movęs tiesiai, būčiau pralėkęs, žinai. Apsisukau ir tuo metu ir įkritau, blemba. Ir visai, mama pamatė, jau po kiek laiko, kad aš ten plūduriuoju. O Dieve. Supranti, su rūbais, viską, žinok. Ir su mama atbėgo, jau atbėgo mane ištraukti, pati lūžo. Nedabėgo, ten didelė ketė buvo, blemba. Atbėgo iš Saldinovo, to vadinamo žmonės irgi. Moteris nieks nelipa, nu ten vyrai Adolis bandė su kartim, kiek prisimamam, kai sakydavo, ką jis, sako, nieko nepadarė, žinok, nieks nieko, o mama sako, aš vėl tik puolu prie tavęs, aš vėl įkrentu, negaliu, mane vėl ištraukė, supranti, sako, tai aš tik tu laikykis, o aš prisimenu, kiek tau metų buvo? 3 klasė aš buvau. Oi, tai nedaug, apie 90 metų. Nu, tai aš tai matau, kad dangus, vanduo, čia tiek, tai dangus ir vanduo. Daugiau nieko, o tėvas paskiau, sako, jie pamatė, kad čia jau susirinkę žmonių,
vis irgi metė darbus, atbėgo, tėvas sako, jau supratau, kad jau tu ten... Koks mėnuo buvo? Tai aš nežinau, čia buvo. Žiema, ta prasme, ar jau koks? Žiema, nu tinklus statė ant ledo, jo. Dar buvo pilnai neužšalę, nes, nu kaip pasakyti, dar tik šalčiai, o čia buvo properšus, o kai būdavo atvagoj, neužšalusius dar vietos. Tai vat, aš kaip tyčia pralėkiau pro tą ir... Tai tėvas kaip atbėgo tiesiai ant manęs ir šoko, taip supranti, ir nelaukdamas nieko ir... Ir ištraukė. Pasėmė, sako, tik pagavau su rankom, kai tai nutvėriau, mums dzinėjau. O paskiau vyrai tai ten tą atsinešė kartį, busoką, tėvą išsitraukė. Žinau, mane Kaziuks, prisimenu, kad nešė ant rankų, žinau, kad kažkas tai nešė ant rankų. O mes gyvenom čia, kur tarsi Mavičiai dabar gyvenam. Ir viskas, ir tada 3 paras, žinau, kad gavau išeiginės, į mokyklą nereikėjo. Nesusirgai? Tai mane trynė ir šnapsu ten sakė, visai trynė ir viskas, ir kad atsigaučiau, žinai, visai. Bet ne, normaliai viskas buvo. Ir... Aš tai, įsivaizduoti, aš buvau išsilaikiau, sakė, nu, netoli valandos. Vandenį? Jo, ten Kapanojos. O geležinė sveikata. Nu, bet kaip aš vaiksiu, taip pat vis. Sakau, aš visą laiką rankos dirbau, tai va, išlipu biškį dangus ir vėl vanduo. Į vėl lipi, žinai. Ir... O koks nors geras iš vaikystės prisiminimas, linksmas, kas tau įstrigė, pavyzdžiui, tokio labai linksmo iš vaikystės, kai dar, nu, kai čia dar tas visai laukinis kaimas, dar ne miestas Neringos dar. Kai žiūrim, kad Stakauskas nuskendęs. Ta prasme. Tai juoksima. Prieplauka kaip yra, ten matai, ten tokia prieplauka, nu kaip sakyti, ten nebūkai. Ten vienoj pusėje dorkės tvarkydavo, žinai, ten pasikeldavo viskas, o kita, nu taip, saklu dar būdavo, nu ir jis kaip ten įkrito. O žvejai, ten buvo premiumo punktas, anksčiau buvo žvejų, reiškėsi. Ir ten žuvitą pridavinėdavo, žinai, jau jie viską ir dirbo dar šitą Jezerskienė valė sandėlį, meistrė ten, tai žinai. O mes ten vis trendavomės, tai tėvai parvažiuoja, tai vėl žinai viską. Ir kaip jis ten įkrito, vaiks irgi, ir priburbuliavo. Ai, vaikas jis buvo, ne? Nu taip, jis dar ten vaikai, žinau. Ir mes matom, kai jis guli tam vandenį, supranti, ir nuskendėsio, nieko nesikelia, nieko, žinai. Nu tai mes greitai šauktant vyrus, tai vyrai atlėkė, ištraukė jį, žinok, ištraukė ir atgaivino paskiau, bet žinai. Bet tai, dabar tai juoksima, kaip mes, nežinau, tai čia ne juokas, čia buvo jo. Nu, čia šiaip daug labai linksmų istorijų buvo įvairiausių, ypač kada jau buvo toks kurortas, į kurį vasarą privažiuodavo labai skirtingos publikos, kaip aš suprantu. Buvo labai daug žmonių, tai privažiuodavo, jau skaity pradėjo veikti raketos su raketom. Tai 2-3 raketos pastoviai veždavo poilsiautojus. Būdavo kas pusę mėnesio. Pamaina atvažiuoja, pamaina išvažiuoja, žinok. Ir šurmulys jo atkrantėj būdavo. Šokiai, kinas. Ne, nu ne. Kol vieni išeina, kiti pareina. Supranti, tų žmonių jau padaugėja 2. Skaityk, kiek yra visi. Vieni jau ten laukia, kol raketa sodinasi, kiti jau čia ieško, kur gyventi. Žinai, viskas. O dar būdavo tokių, žinai, su kuriais jau, nu, būni susipažinęs jau. Ir jie važiuoja. Kasmet. Jo, beveik kasmet jau važiuoja. Tai žinau, pas mus būdavo tai tokie Dalangauskai, tai net Giedrių krikštino, suprantit, buvau susidraugavęs su tėvais. Žinai, viską ir irgi įstaigos jis buvo kažkoks tai ten prie viršininkų. Ir jis sako, aš važiuoju tik pas juos, daugiau ir niekur kitur, žinai, tai va. Ir tuo metu turbūt ir buvęs Kuršių kiemas, dabartinis Gintaras, ne, jis tokiu kultūros centru patapo, nes aš kiek pamenu, ten kino salė buvo. Tengi buvo Spenierių stovykla. Ne, kur Gintaro poilsio namai turiu. Ai, pas Gintaras? Jo, pats Gintaras. Ai, Gintaras tai buvo vieni didžiausi tada poilsio namų. Buvo patys didžiausi. Tai patys didžiausi. Patys didžiausi buvo. Ir vieninteliai, kurie turėjo klubą. Jo. Turėjo klubą ir kulta ir scena pas juos buvo, ir kambariukas. Ir vasaros estrada, ne, už nugaros. Vasaros estrada buvo, kur dabar ne Pušynas, kaip nu, šalia Pušyno gal. Pilkopė. Jo, kur Pilkopė, Pilkopės vieta. Va, ten paskiau teniso aikštelė, ta tinklinė aikštelė buvo šalia ir
Tai ten faktiškai visą laiką, kiek vasarą, kiekvieną dieną šokiai būdavo. Ne tai, kaip kad dabar nieko nėra, supranti. Nu, visą laiką. Būdavo tik tai 2 kartus per pamainą uždaryti vakarai, tada, kai atvažiuodavo pamaina, vykdavo susipažinimo vakaras, reiškia, ir kaip išvažiuodavo, būdavo išleistuvių vakaras. Tada jau nieko neįleisdavo, čia jau būdavo jau pačių poilsio namų reikalas, žinai. Viskas. O taip tai, ten viskas, ten ir nauji metai, ten dar anksčiau, kai nebuvo vadinamų tų radiatorių, kaip čia pasakyti, tengi krosnys buvo, suprantoj salėj, didžiųjų, ten kino aparatinė, buvo ten, supranti, nu ir kinus ten žiūrėdavom, ir kūrendavo su krosnim, ten ir koncertai, naujų metai būdavo, tai ten vėl rengdavosi mūsų žmonės, žinau, tai visokių kaukių sugalvodavo, žinai, jau suaugę, ne tik, kad mes ant vaikus, tai mokyklą tik tai savo atlikdavom, tą vadinamą karnavalą, nu ten pasipuošę eidavom, o paskiau visi eidom per naujus metus jau į klubą, ten būdavo didelis renginiai ten. Ten labai daug Vaidila organizuodavo, nes Vaidila buvo kultūros namų direktorius, jis nuo 62 atrodo. Atrodo nuo 62. Aš 6 klasėje buvau. Tai kiek tada buvo? 56, 1, 2, 3, 4. Nu jo, apie 62 metus. Tai jisai mums pastatė vaikams, mes su vaikais pastatė tokią didelę pjesę, pasakų šalis, prisimenu. Tai mes ten ilgai, dekoracijos buvo gražios ir viskas. Ir švęsdavo ir balandžio 1-asias, kiek brigados, kiek aš pamenu, nebūdavo, labai šiaip daug ko vykdavo tais laikais. Labai aktyvūs buvo žmonės, kas man labai yra nuostabu iš tikrųjų. Matai, kas yra. Čia buvo negydai, agit brigadų pas mus nebuvo, turėjo savo brigadą. O pas mus būdavo mes, Janina, vadovėsim, dar aš mokiausi Klaipėdoj, Janina spektaklius ruoždavom, tokias intermedijų, kaip, komedijos. Ne intermedijų, bet viena veiksmės komedijinės pjesės, tokias, supranti. Tai va, tai mes ten ir direktoriai, ir Audys ten yra vaidinęs, supranti, ir Buzas, ir Balsevičius, ir aš dar su jais vaikas į Davidavičiūtę. Aš dar pats su ją bučiuodavau, žinau, ant scenos man tokias rolės kažkokia ten būdavo, suprantu, bet aš buvau toks, kaip dabar toksai patūgis, tai aš toks ir buvau, į tai vidurinė, kaip visur atėjau, sakau, toks, jau buvau aukštas, sakau. Va, tai mes tada jo daug, tada ir tik saviveikla, aš dar ir šokau ten su jais, nu, sakyt, nes šokių būrelį vedė, Mickų, Birutė. Nu, aplamai jo labai daug visokių dalykų buvo ir mane, žinai, kas labai nustebino. Aš perskaičiau tavo knygą, tai buvo. Mane? Tai buvo. Nu. Tavo knygą ir aš labai nustebau, kad Juodkrantėj buvo krepšinio vyrų 8 komandos, moterų 6. Neringoje. Tinklinis 6 komandos, 4 moterų, nu čia kažkokia tai tiesiog, sporto miestas absoliučiai. Čia Neringoj, Nidoje viskas vykdavo. Nidoje varžybos vykdavo, supranti. Bet Juodkrantiškiai irgi labai to. Tai mes savo komandą turėdavom visą laiką, važiuodavom žaisti į Nidą, supranti. O tu nepaskaitai, kad buvo iš pradžių 9 futbolo komandos. Taip, aš apie futbolą atskirai norėjau tavęs paklausti, nes futbolas po šiai dienai tavo aistra didžiausia liko. Ir kiekvieną rudenį būna tavo vardo turnyras, į kurį ir šiandien suvažiuoja žmonės nemažai. Tai aš tada buvau, žinau, 9 klasė, atrodo. Ir reikėdavo anksčiau statyti komandas. Būdavo nori, nenori. Nes Kizevičius tuo metu atvyko iš Kauno KKI instituto čia gyventi. Jis jau buvo vedęs su Vida ir, supranti, jis tam pirmininku pradėjo dirbti. Ir, žinai, kaip jaunas dar pats būdamas, jis sugalvojo, kad reikalingas įstaigos turi savo turėti komandą. Viskas, vadovai, viskas, žinok, niekas nežiūrėdavo į ten į tuos. O tuo metu dar buvo Puslys, atrodo, pirmininkas. Ne Puslys, jau prieš tai, Puslys vėliau. Ir buvo... Žodžiu, buvo nurodymas iš viršaus, kad visi turėtų savo komandą. Būtų komanda, aprangos, viskas, kad būtų viso. Nu ir miškininkų
Matiukas, žinau, dirbo miškų, buvo vyru tas, ne miškininkas, vyr technologas, o Buivydas buvo vyr miškininkas. Ir jie, supranti, rinko jau su miškų ūkį savo komandą, nu ir mane irgi, jie žinojo, kad aš jau biškai čia žaidėm, ant Kakštys Antanas, jau mes su vaikai čia nusiminėjom, mes turėjom savo dar vaikų komandą, grupę, treniruodavom juos. Žinai, mažiukus irgi turėjom, tai Vaidila toksai buvo, ir Kavinsų Gediminas, ir Damulevičius Vytas. Mes su visais dar dirbdavom su jais, žinau, tai va. Nu, jie mus įjungė į komandą, nu ir mes ir žaisdavom, kur dabar Nidoje yra tas prie pajūrio pusėje, nuo centrinio įėjimo, jeigu taip eitum, į tokį didelis plotas, toks yra, ne pievos, ten dabar smėlynai, ten tokie, o čia tokie kalnai būdavo, blemba. Bet ten vykdavo visi festivalius, ten irgi darydavo didelės šventės, ten suvažiuodavo ir tie kooperatyvai, žinok, viskas. Nu ir mes ten žaisdavom futbolą. 9-9, žinau, buvo. Ir supranti, paskiau sudarė jau tą vadinamą jau rinktinę, nes visi, kaip buvo žaidėjų, nu mano metant jau biškeiti vyresni buvo, nu sako, galim žaisti, davai, dalyvaujam kur nors, nu tai va taip gindavo. Nu ir mane delegavo į miškininkai su Antonijam, eikit į rinktinę, žinai, jau viskas. Nu, ir, čia į futbolą grįžti. Nu į futbolą, jo, nu tada va, nuėjom į futbolą. O kada užsiminėjai vienu, mes tokie buvom, nu kaip sakyti, sportiškas aš faktiškai. Nes Klaipėdoje, kai mokiausi, visur jau žinok irgi, ir lengvoje atletikai užsiminėjau. Ir paskiau, nu, labai geras mokytojas man buvo toksai fizinio lavinimo, kuris mokino mus ir krepšinį, ir tinklinį, žinai, pabiškį. Ir suprantu, kad Neringoje net ledo ritulys buvo. Taip. Net ledo ritulio komanda buvo. Taip. Tai jūs tik žiemą žaisdavot ar vasarą treniruodavot? Ne, žiemą tik tai. Tik žiemą, ne? Vasarą futbolas, o žiemą būdavo ritulys. Į tai mes, sakau, ten, kai rašiau, kad Balsevičius su Vaidila, su gal nu jau. O plaukimo varžybos, aš taip suprantu, jūs net Vilniuje dalyvavot plaukimo varžybose. Vos nepaskendau, blemba. Kaip čia atsirado iš vis ta mintis plaukimo varžybose? Čia dėl to, kad pajūrį gyvenot, ne, ar kokia čia idėja buvo? Ne, ten, matai, ten. Faktiškai ten tų knygų irgi yra, kad tuo metu vyko 6 vasaros Spartakiada. 76 metai buvo. Ir dalyvavo visi, turėjo dalyvauti rajonai ir miestai. Mūsų miestas buvo 3 grupėje. Pagal žmonių skaičių, pagal dydį, vienu žodžiu, viskas. Ir tada už kiekvieną rungtį, kur dalyvauji, tu gauni taškus. Kokią vietą užimi, daleiskim, tai tau tiek taškų. Tai žodžiu, tu kaupi miestui taškus, jo? Taip, čia miestas gauna taškus. Dabar įsivaizduoju, o kaip mes dviratininkai kaip važiavom. Niekad nematęs. Tai vat aš norėjau klausti, iš kur ta dviratininkų karjera. Žinok. O vat buvo sporto pirmininkas Vaitkus Steponas. Nu, idealesnio aš gyvenime dar, nežinau, nesutiksiu ir nemačiau niekur. Tai buvo aukštas žmogus, pagal mūsų laikos tuos metus, žinai. Jis man parveža dviračius 6, žinai, iš Klaipėdos dviračių tos mokyklos. Dalyvausim varžybose. Visi esat sportininkai, čia futbolą žaidžiat, suprantate, čia viską ir davaite. Nu, blemba, nu ką reikia, tai reikia, nu, žinai, mes niekad nesiginčydavom, žinok. Surinkom tos dviračius, sėdam čia, pasivažinėjom, viskas, važiuojam į Nidą, pažiūrėsim, kaip ten atrodo, žinai. Tai jau kelias buvo į Nidą? Jau buvo, jau asfaltas buvo. Ir supranti, ten nuvažiuojam, nes Valančius buvo Stasys, iš Nidos jau, tas jau jam patikėjom. Supranti, jau taip, tai Budrikis Povilas buvo, paskiau Juodžios buvo Vytas važiavo, paskiau Tomas mano važiavo, paskiau, kas čia dabar dar buvo, Valančius, Juodžius, aš... Bet čia tu kalbi Nidą važiavo, ar jau į tas varžybas? Į varžybas, mes šešinu, Šimanskų Jonas irgi važiavo. Šimanskų, nes užsiminėjęs biškį dviratininkais buvo. Ir mes nuvažiavome į Nidą pastreniruoti, nes 70 km reikėjo pirmą kartą važiuoti, suprantate, tai yra. Nu, o Vyšniauskas toksai buvo žuvininkystės ūkyje, buvo šaldytuvų meistras, o jisai sporto meistras dviračių. Ir kada aš vedžiau šitą žvejų šventę, tai jie pirmąją, antrą jau yra, tai jie pas mus dalyvavo dviračių lenktynėse čia po Juodkrante.
su kuratais, tai jisai buvo, ir dar buvo vienas paskui dirbęs ūkyje, buvo Šimkus jo, irgi sporto meistras, tai jie tarpusai ten lenktyniavo ir ten kaip kas nugalės jau reiškia. Nu ir jis buvo paskirtas treneriu. Jau čia pirmi puslys, ne puslys, ką aš meluoju. Šitas buvo. Prie stankų. Puslys atrodo. Puslys turbūt prieš stankų buvo. Jo, puslys. Ir dabar supranti šitą, nuvažiuojame į tą Alytų, jis mus, tas Jonas jau sako Vyšniauskas, vyrai, einam rytą keliatės anksčiau, aš ištraukiau tiesą kaip komandos kapitonas, pirmą numerį startuoti jau reiškia. Sako, nemokėsit pradėti kaip važiuoti, supranti, davai. Tai valandą laiko mus pakėlė anksčiau, mes nuvažiavam ten į tą jau maždaug vietą, ten toliau biški. Davai jis mus mokint, kaip reikia pajudėti starto, žinau. Tiksliai, ne? Nu, kaip pradėti, kaip važiuojant keistis, jau reiškia distancijoje, kad nuo vėjo kaip gaudyti, kad jau mokėti, žinai, viską. Jis ten mums su valandą laiko vargo, žinai, kol mes jau išmokom. Tai čia tokia treniruotė iškart prieš varžybas. Prieš varžybas toks buvo apšilimas, suprantate jo. Nu, kai paskui jis pats sakė, pajudėjot jūs kaip tikri asai. Sakė, pajudėjom. O paskiau, žinai, kaip jau. Tik tai lekiam, čia atrodo mes greit lyg tai minam, žinau. Tik pro mūsų. Nes ten būdavo tikri dviratininkai. Nu taip, kurie visą gyvenimą nepaidavo. Jo, kurie užsiminėjo, tokie, žinau, Utenos buvo komanda, ten čempionai, blemba, buvo ten toks vienas čempionas, tai jie būtų pralėkė, nu mes toliau minam. Ir žinau, Šimanskų Jonas pavargo, viskas gavo pompą, o mes dar nenuvažiavę pusę kelio. Tai kokia ta distancija ten buvo? 70 km. Netreniruotėm žmonėm. Nu, kad mes futbolą užsiminėjom, tai mes laksim, aš bėgiojau gerai, viską. Aš nebijojau dėl to. O reikia atvažiuoti 3, finišuoti reikia 3, supranti, kad būtumėm. Ne 4, 3. Jonai, sakom, tu vis tiek, tu važiuok, o mes lekiam toliau, mes greičiau važiuojam. Nu jo, žinok, mes apsisukame po 205 km, atgal grįžtam, dar Jonai mes pamajuojam, kad tu varyk toliau. Ir mes čia taip, žinok, ir pavargo Valančius Stasys, o Juodis jis užsiminėjo dviračius, jis sportavo. O aš kaip bėgikas buvęs, man tai, žinai, kojos, žinai, futbolui, man ir kojos normalios, stiprios, žinai, viską. Tai mes Valančiukas stūmėm į kalniukus, abudu, vis iš vienos pusės, iš kitos pusės stūmėm. Ir sakydam, žiūrėk, Stas, kai jau vėliavos matosi finišas, blemba jau. Nu, į finišą sakė, parlėkėt kaip meistrai, žinok, jau ten jau jėgos atsirado naujos, žinok, tai. Bet paskutiniai buvom. Nu, bet vis tiek 70 km iš smėlio krašto žmonėms. Bet tai tas ne ta esmė. Iš 48 rajonų, aš jau prisimenu, mes užėmėm 24 vietą. Oho, tai čia labai gerai. Kiek dalyvavom? 24, mes suprantam. Tai mums 24 vieta išėjo. Ir mes te gaunam taškų. Dabar kaip laukimas, kaip buvo. Nu, ir vėl plaukėme, tai pats Vaitkus sako, važiuojam, blemba, reikia taškų plaukti. Viskas. Nu. Atvažiavo tik 19 komandų iš 48 rajonų. Įsivaizduoju, mes jau 19 paskutiniai buvom, bet jau 19. Bet visumoje 19. Mes jau 19. Ir mes savo grupėje, žinok, palyginus, mes ilgą laiką buvom pirmoje vietoje. Neringos miestas, tai reikia pagalvoti logiškai. Ten visur mes žaidėm, krepšinį visur važiuodom žaisti, tinklinį važiavam žaisti, nuvažiavam žaisti net rankinį, įsivaizduoti, supranti, rankinį, kurio gyvenime niekas nei žaidėm, nei mes nemokėjom, mes į tai žingsnį žengėm, mus švilpė neteisingai, blemba, neteisingai. Žinau, šopulis, žaidžiam krepšinį, vyrai, blėt. Varomės kaip krepšinį, sako, ir pasais tik tai, nu įdavai mes taip. Nu, aišku, mes paskutiniai, bet sudalyvavo. Bet kiek komandų dalyvavo, mes vėl taškus pelnom, suprantate kaip yra. Nes ne visos komandos tada nudalyvaudavo. Tai mes dėl to, mes faktiškai užėmėm 3 vietą po visos Spartakiados. Tai aplenkti 12 rajonų aplenkėm, tai reikia pagalvoti, suprantate, nu kokie mes buvom galingi. Nu, jo šaunuo, labai aktyvus buvo. Jo. Klausyk, tai gerai, o kaip laiką leisdavot, kai, ne partinių liepimų, ne sporto, kaip čia, papasakok man kokias meilės istorijas iš Neringos. Ar buvo tarybiniais laikais Neringoje meilė, seksas?
Buvo Malūnas, žinau. Malūnas, tai čia faktiškai dabar daug yra iš Malūno moterų likusių, žinai, Juodkrantėje. Malūnas tai, kaip, bendrabutis buvo, ir, o čia tai moterų Nebuvo, kad tai būtų labai daug, suprantat, kaip sakyti. Vaikinų tai buvo tikrai nemažai. Reiškia, sūnus dauguma buvo. Vaikinų buvo tikrai nemažai, nes eidavom, jeigu šokius padarai šokius, aš pats kai vesdavau dar šokius, jau 70 metais grįžau iš armijos, jau pradėjau dirbti Gintarę, supranti, ten 8 metus išdirbau jau. Tai žinok, matosi iš karto, supranti, atvažiuoja tos maskvietės, ten iš Leningrado, iš Kijevo, jiems norisi tokio, žinai, kažkokio tai bendravimo, supranti, viskas tai. O bernai tai patenkinti irgi, žinok, yra viso, o mes tai būdavo dar, kai ruošiam jau tą vadinamą sutiktuvių, ten atsisveikinimo, su tom jau, tai mes kadruojam irgi, žinok, tai taip nebuvo. Vilė tai žino, aš pasakojęs esu. Žino žmona, ne istorijas tavo? Žino, mane privertė pasakoti, tai aš papasakodavau. Ką aš sakau, juk aš... Jaunas buvo. Neskaistuolis, jau ženius stovė, žinai. Tai mes tom panom būdavo, kaip pasakyti, mes ją susikadruojam, ruošti reikia koncertėliui ten, uždarimui, viską, žinok, jie prasideda, nesvarbu, pradžia tokia būdavo. O paskui jau susidraugauja, pabiškai taip vadinamai. Tai pasiėmiau, žinai, o šefės būdavo 10 val. Būna pavakariai, kefyras ten duodavo, žinai, viską ir... Tai va, jau kas lieka, tai mum atneždavo, blemba, viską į tą kaptiorką, žinai. Atneša tos 2 dėžės kefyro, viską. Kas mums tai bereikia, aš napso nusipirkti, supranti. Su kefyro dėžė. Taip, pats geriausias. Tu dar tokio kokteilio nežinojau, kefyras su degtine. Eik, užkanda geriausia, viskas, nieko nereikia. Nieko nereikia, rimtai. Čia reikia užpatentuoti kaip Juodkrantės kokteilį. Ir žinau, mes visą laiką tai būdavo. Ir vieną dėžikę jau eidavom kur nors. Čia prieš šokius, jo? Po šokių jau. Ai, po šokių. Mes jau šokius uždarom, viską žinok, kaip 11 val. Šokiai baigėsi, nes negalėtų užmauti. Ir viskas, ir išeinam. Tai būdavo prie rožių krūmo, tenai nueidavom, supranti, ten laužą užsikūrė, anksčiau laužą galėdavo kūrenti, nes niekas nesakydavo, nieko, žinok. Tai mes ten sumergom, visko ten būdavo, kad pareini 5 valandą. Muštynių irgi būdavo, ne? Visko. Visko būdavo. Aš žinau, atvažiavo Klaipėdos Kauno maistas futbolininkai į Bangą, nes Banga paskui jau buvo maistas nupirkęs, tas Kauno mėsos kombinatas, supranti, ir jie čia savo komandą atsivežė. Čia tų realių, čia žinai, kaip pasakyti, pasipylė jau daug, viską, ten ateina į šokius, o Vytas Pečiukonių, žinai, kai buvo toks biškai neprigirdintis, tai jie ten jį užkabino, jis kažkaip neišgirdo kažkaip, tai ten ir ant jų burbuliavo, tie jam ausų išrašė, tas ateina pas mus pasiskui, blemba, žinai, mums jauniem. Atvažiavo čia kokie šūdai. Savo tvarkai vedinėtų, ne? Davai mes čia pašokė, šiaip ne taip pasibaigė, žinai, ir mes taip lydėdami jau panas, viskas, kad čia nieko nebus, bet toks dioba buvo Vytas Kamarūnas, toks, žinai, jis su dviračiu, toks mušeikas, irgi buvo mažiau supresnas, jis... Vyrai mūsiškiai renkasi, jau žinok, jau viskas, jau bus balius, jau reiškas. Ką, visi mes davom tas mergas, atsiprašant, ir dabar visi susirenka. O mes į Bangą jau, Bangą šturmuoti eidavom, supranti. O čia buvo lentpjūvė, reiškia, kaip tik, dabar ten prieš Čagaruko, ten, kur dabar tas Katalinė, ten lentpjūvė ir ten rasta, didžiausia, suvartyta, privašta, ten daug, žinai, buvo, tikrai ne, ten labai visko daug. Ir ten drakas, žinai, ten jau mes jau pasigavom, ten jau paskui atlėkė irgi iš to bendramačio, iš visos iš Vilos jau atbėgo, ten jau mūsų auklėt, norėjo padaryti, o mūsų dakai prilėkė ten, nežinau, ten buvo tokia draka, tik žinau, kad Apolijus paskui atsirado, Apolinars kažkaip, tai žinau. Čia jis visus mus greit sutvarkė, nuramino, viskas. Legendinis čia toks milicininkas buvo. Mes jam išaiškinom, kai buvo, kad jie patys prisikabino, čia viskas, žinok, Apolinars atėjo, rytojus jiems
kvietimą išvykti iš Juodkrantės. Ai, tai, nu, tada buvo lengva susitvarkyti, Jo, ne? jisai ras visus išvarė viskas. Visi, mes vėl karaliai. Pas mus mažai kas pasišokinėdavo, nes... Nu jo, aš dar mano vaikystėje, aš atsimenu, buvo vietiniai. Buvo visi vyrai vaikinai buvo vieningi, žinok, mes taip tarpusavį galėjom, nu, žinai, ten kitą kartą pasipykti, pasibart, žinai, bet jau kas liesdavo jau Juodkrantės reikalus, tai viską niekas nežiūrėdavo, eidavo. Viską ir... Tai daug žmonių parėjo iš Malūno, ne? Nu, matai, kada jau prasidėjo va, tie restoranas, kai pasistatė, nauja parduotuvė. Paslaugos visokios vystėsi. Pasistatė visur viską, žinok. Viso reikėjo darbuotojų. Pajūryje atsidarė ta televizorius, kaip sakyti. Taip, paviljonas. Paviljonas ten buvo. Čia paviljonas tas buvo ant Kalniuko prie bufeto. Punktą buvo. Nu, prie kitoj pusė, jo, ten. Ten vėl buvo, žinok. Buvo... Kaip pasakyti, žmonių buvo reikalinga, tai va tos moteris visos, kurios čia atvažiuodavo, baigusios mokyklas, jaunos, tai tik jos irgi jauno kraujo, taigi skaityk irgi šokiuose, tai va taip susipažindavo, parlydėdavo jaunimas jas į bendrabutį tą Malūną vadinamą, tai kiti ten ir nakvodavo, ten viskas, žinai. Kaip sakyta, Mizarienė būdavo ta vadinama auklėtoja. Komendantė, jo. Jinai ten tvarkydavo, Jėzus mane, juokas būdavo, žinok. Vaikydavo, ne? Vaikydavo, žinok, mes ten irgi buvo žmonės kelis kartus su Hebra ten kažkaip užėjom. Dar ir tu čia atėjai. O aš jau mokytojai dirbau, jo. Supranti. Sakau, aš tik palydėjau, žaidu atgal. Ir viską, žinok, tai. Tai va, taip, nu, tai... O tai kaip ta tavo mokytojo karjera prasidėjo? Tu norėjai nuo pat kažkada mažens? Ne, net negalvojau, žinau. Nes aš tave dar irgi atsimenu, kaip savo auklėtojo darželį, tu šokti mus mokėjai. Jo. Net negalvojau, žinau, apie mokyklą, nu, kad eisiu dirbti, ką. Aš faktiškai prie sporto daugiau buvau linkęs, faktiškai. Nu, aš jau futbolą užsiminėjau, Klaipėdoje, žinau, lankiau, supranti, ir dar plus lengva atletika. Man bėgioti, man labai patikdavo, žinai, viskas aš jau su bėgimu, daugiausia taip pat būdavo. Ir aš stojau KKI institutą, stojau, kad, nu, į sporto. Taip. Į sporto institutą. Ir supranti, stojau, kaip pasakyti, su pagalba, jeigu taip galim pasakyti. Kizevičius baigęs KKI. Ten jo... Su protekcija. Jo, su protekcija. Ten jo draugas dėstė fizikas ten, žinai, buvo ten irgi, supranti. Visi, jie sutarė, kad aš įstosiu, žinai. Man tik reikia laikyti egzaminus, žinai. Padės per egzaminus, žinai. Viskas. Visi, čia laikau egzaminus, patenkinta, žinai. Visi, ir kaip ten buvo, kad išlaikiau ten ir ketvertus, žinau, kad iš chemijos keturis net gavau. Sutikau savo auklėtoje, pas mane 2 pas ją būdavo. Sako, Turgai, tai kaip tau chemiją išlaikai? Sako, 4 gavau. Kiek, sakau, 4. Nežinai, išvertekis. Na, bet paskiau ir lietuvių, kai gavau 3, supranti, man sako, ten jau studentai, nu kiti. O, 3, nepraeisiu konkursas didelis. Bet tai kaip tu gavai iš lietuvių 3, tu taip gražiai eilėraščius rašai? Tai kas, bet klaidų. Klaidų gramatinių. Nu, žinai, kiek dar blemba. Ir visi, ir supranti, aš pagalvojau, nu ką, jeigu trojka yra, tikrai nepraeisiu, nes konkursas tai buvo nemažas. Taip. Ir aš nelaukęs rezultatus, jau ir išvažiavau namo, žinok, net. Nei tos mandatinės, nei nieko, žinok. Kizevičius man, kur tu blemba, tengi tave jau viskas. Viskas sutarta, ne? Nu, bet iš aukštai po pietų, nu. Ir taip atėjau ir paskiau dirbti pas girininką. Dėl to tos visur už jos dalyvau Spartakiados. Visose, žinok, paskiau tai daug aš už jos. Nu, va, ir. O kai grįžau iš armijos, Vaitkus tuo metu buvo pas mus fizinio lavinimo mokytojas, buvo jisai Nemuno draugijos miesto pirmininkas. Tai jį iškart pasikvietė dirbti jau į Nidą sporto komiteto pirmininku, atsirado laisva vieta, žinai. Jie mane rodys, pasišaukė mane. Sako, Česlavai, nu, tu sportiškas esi.
ateik dirbti mokytojų. Sakau, aš nieko, žinai, ką aš mokyklai. Jis sako, na, tu sportė, tai vaikus išmokysi gerai. Armijoje ašgi buvau staršina, pas mane buvo 60 žmonių pačinenį. Sako, tu mokė dirbti su žmonėmis, jau reiškia, žinai, viską. Įpratęs su vaikais susitvarkysi. Galvoju, nu, vienai nematė, nu ką, dirbti reikia kažkur tai, nu. Ja. Nu, va, aš taip ir papuoliau į tą mokyklą, žinau, ir pirma pamoka, tai mane buvo juokas, aš tokia dabar prisimta juokas. Ten su tais vaikučiais, žinai, šitais pratimokais. Jo, tokius, tai darai jiems viską ten. Matau, kad jie iš manęs, o dar kaip antyčia po mokyklos langais, žinai, kaip pasakyti, nu, nauja mokykla čia, kur krepšinio aikštelė. Ten, žinai, buvo ta tokia. Tai ten dar darau, čia visi, kad viskas mato, žinai, tie visi irgi gėdinasi. Paskiau man tik daėjo. Tai aš jau paskiau bėgimą, jau po viską mes išbėgom į mišką. Supranti. Tai ten jau biškai išsiaiškinau, ko jie nori, kas jiems labiau rūpi. Bet šiaip sakydavau, kad yra programa, programos reikia laikytis. Viso, ir... Nu, tu aplamai labai daug gerų dalykų, kaip sakyt, darėjai. Aš kiek atsimenu ir žiemos šventės Neringoje, ir visi sporto turnyrai. Nu, tu toksai vat, centras šitos gyvenvietės. Tu man pasakai, kaip taip gavosi, kad, pavyzdžiui, tu visą gyvenimą kažką darėjai, nu, o vat, kitiem juodkrantiškiam, ypač vyram, viskas baigėsi labai liūdnai, nes jie labai susidraugavo su alkoholiu. Nu, kad... Nes, nu, kaip ir lyg tai darbus visi turėjo tuo metu, ne? Dabar tais darbais, o tarybiniais laikais darbą turėjo visi, vis tiek ar žvejojo, ar kažką. Matai, kaip yra, neturėjai tave priversdavo dirbti. Jo. Tokia tvarka buvo, nes anksčiau neturėjai darbą, tai kišdavo kažkur tai. Na, o matai, kai dirbau mokyklai, apie gėrimą mažiau nebuvo tokios kalbos, supranti, kaip sakyti. Nu, ten išgerdavai, negali tai, kad neišgerdavai. Bet... Ne, tai mes apie išgerti, tai čia nešnekam, visi išgeriam, kaip būdavo ne tokie dalykai. Va daugiau būdavo, kai jau atėjau į pažvejus, jau supranti, dirbti viską. Tada jau daugiau išgerimų buvo. Bet tai vis tiek, jeigu tu nepadirbsi nieko, tai kas tave laikys tam darbe ir viskas, žinai, paskiau pats tapau vėl grandininku iš karto, pas mane jau dirbo senis Takauskas, Kalėda seniai, tai kaip aš su jais blembai, juk jie nieko nepadirba, jie geria, supranti, tai viens turi kažkas, tai turi dirbti, tai aš. Bet vat iš kur tas toks gerimas, mes kažkaip... Aš ir tinklus statydavau pats ir kaldavau ir viskas, ir Jėzus Marija, supranti, su jais, nu ir, bet reikėjo daryti kažką, tai vat. O man patikdavo tie renginiai, tai man, sakau, man aš visus. Man labiausiai patiko, kai mes jaunimas padarėm tokį renginį, buvo tarp įstaigų pravedėm konkursą, Juodkrantės reiškėsi. Buvo miškininkai, buvo kooperatyvas, buvo jaunimas ir buvo žvejai. Nu, čia jau ir moteris, tinklinės, žodžiu, žvejų komandos, 4. 4 komandos, ir mečias mokyklos sporto salė, vedėm, ten buvom sugalvojęs. Zita dirbo su vienais, muzikantai reiškiasi, kitas muzikantis pas kitus, ką kur reikėdavo, žinai, viso ir... O mes sugalvojom visai kitaip, mes sugalvojom be muzikos, mes visai kitaip darysim, žinok, reiškiasi. Per tuos magnetofonus, aš jau kaip dirbau Gintarė, žinai, turėjom technikos. Taip jau buvo muzika. Jo, turėjom technikos mes ir... Nu, tai įdomiausia būdavo nebūtas dalykas Juodkrantėje. Nematytas, neregėtas Juodkrantėje dalykas, supranti. Tai va čia būdavo ašis, faktiškai viso to renginio būdavo ašis. Žinau, ateina šitie kooperatyvas, toksai buvo Fredis, nu šito brolis, nežinau, Bartinikaitė šito ištekėjus už Kontrimo, Fredis toks buvo. Jis vaidino Pugačiovą. Sudėjęs peruką, čia dainuoja pagal Pugačiovą, žinai, žiopčioja, viso, žinau, visi ten ploja. Dažnau Balsevičinį komisiją ten dalyvauja, ten kiti vėl buvo komisijai. Žinai, mes iššokam. Mes mažųjų gulbių šokis. Iššoka Šopa, aš. Tikrai, kad pačios mažiausios. Šitas Kaminskas, Alius. Žinai, taip, šitai. Jo. Ir Kalėda Gediminas buvo. 4, žinau, tokie išvaram šokį gulbių. Tai ten visi iškritimas buvo, suprantate.
Nu mes sušokam, kaip Juodkrantėje įsikūrė baleto mokykla. Nu, taigi. Tai vat, man čia tie labai patikdavo tokius vat, daryti. Vat, Bet man vat, labai keista, kada prasidėjo tas, kad niekas nieko nebenori daryti. Nes, nu, tikrai tam bendruomenė buvo tokia, kaip viena šeima buvo kažkada, ne? Ir tik pasiūly, ką nors visi kažką darydavo. Ir ta šventės, žvejo šventė, beje, kada jinai prasidėjo žvejo šventė Juodkrantėje? mes seniai prasidėdavo. Dar prie kolūkio laikais žvejo šventė Bet buvo. čia kurie maždaug metai buvo? Aš tai prisimenu savo žvejo šventę, kai aš buvau 5 klasėje ir 6 dabar nepamenu. Tai jo. Tai būdavo pirmiausia jos kolūkis, kai būdavo, reiškėsi, nu, tai būdavo prie bažnyčios, ten 3 didį ąžuolai tokie būdavo, augo, žinai, viskas. Ir ten nuo bažnyčios tokia vat, buvo nuolaida, taip ėjo nuolaida, ten tokia pieva didelė buvo. Tai mes vaikai ten žaisdavom, tai ten ir kiaušinius, per Velykas ten ridendavom. Žinai, viskas, tėvai stalus susineždavo, kolūkiečiai, vadinami tie jau, žinau, Pajūrio kolūkiečiai. bažnyčioje susidėdavo maistus, ten sandėlys buvo ir ten visą, žinai, savo, kad pabaigė, atsineša vėl, viskas būdavo bendra. Taip. Supranti, viskas buvo bendrai, tik sėdė, kad jau su savo, bet viskas neždavo, kam pritrūksta, ten iš ten ima viską neša. Nes buvo kažkoks tai bendras toksai susibūrimas, buvo visuomenė bendra, žinai. Vat. O paskiau prasidėjo, nu kaip, dar kol aš nedirbau žvejyboj, dar kažkaip tai mes suorganizuodavom, nu, po to jau aš pradėjau, jau matau, kad nieko nebus, taigi vedžiau, į naujus metus čia aš vesdavau, ir moters dieną vesdavau, ir Valentino dieną vedžiau. Supranti, jau vedžiau. Bet jau viskas pradėjo birėti. Jau pabiškiau, jo. Pradėjo birėti. Dėl to vat, jau kažką tai reikėjo daryti, va tokia, žinai, jau. Tai jau Santautoje vat, buvau, paskiau Gintarė buvo, paskiau čia vat vedėm šitam tinkliniai, irgi, žinai, buvo. Bet jau, kaip pasakyti, jau buvo mažiau. Supranti, jau tokio, nu, jaunimo jau jaunimo, bet patiškai. Pradėjo. Jau trūko. Bet dar čia nebuvo nepriklausoma Lietuva, bet jau kažkaip pradėjo vis tiek žmonės išvažiuoti. Dėl to sakau, jau patiškai jaunimas pradėjo važinėti, vat kas yra. Nu, nebuvo čia jau jiems kas veikti, patiškai, nu, žinai, kaip pasakyti, daug kas išvažiavo. Nes paskui po 90-ų pradėjo išvažinėti kariškiai, kurie čia irgi su šeimom gyveno. Tie daug kariškių išvažiavo, kariškių daugiau. Nu, supranti, bet taip pat ir gavosi, kad sumažėjo tų liaudės mūsų ir viskas. Ir dabar, o invazinių, kai privažiavo, tai jie su savo sąlygom, su savo pretenzijom. Jie nieko neduoda. Jo, su savo tik pretenzijom. Prasme, tik pretenzijom. Nieko jo neduoda. Jiem tas negerai, tai supranti. Jau, ko tau labiausiai gaila iš praeitos Neringos, sakykime, kitos Neringos iki 95 metų? Man labai gaila, kad nebeliko tokios pagarbos savo miestui. Vienas dalykas, nebeliko pagarbos gamtai, nebeliko pagarbos žmonėms, nes anksčiau būdavo, ateidavai, problema kokia būdavo, nueidavai, vykdoma, pasiskusdavai, viskas būdavo iš karto atliekama, padaroma. Nepadėdavo vykdomas, buvo partijos komitetas partijos, Klaipėdai. Dabar į skundą žmogaus reaguodavo. Visiškai pilnai. Net gaudavo visi velnių, kaip jis dar prieš tai, kad kodėl žmogus gali skūstis, jiems buvo klausimas. Dabar miškas anksčiau buvo fantastiškas mūsų. Nu, baisu įeiti. Nu. Dabar Strakauskaitės to knygą, kai rašau, suprantate, ten specialiai Europą važiuodavo čia, kad pavaikščiot po mūsų miškus, blemba. Taip, mūsų miškas gydantis buvo. Taip, o dabar kas ten darosi? Baisu į tą įeiti mišką, nu, blemba. Aš sakau, aš nežinau, man, ką jie veikia. Pasakiau, taigi, Algiui tam, kad, na, sakau, pažiūrėk, kiek čia iš medžių išvirti, žmonėm malkom, kuriam užtektų 20 metų, suprantate. O jūs laikot vabaliukams. Nu, čia vabaliukams, sakau, tiek, kaip parodžiau šiam tą nuotrauką, sakau, čia šitiem vabaliukam? Sakiau, nu, blemba, aš dar kur įdėsiu tą nuotrauką, tai man tai... Nu, jo, vabaliukam gal labai daug, nes vis tik audros čia būna ir išvartų tų labai daug yra, tai vabaliukai tikrai nenukentės. Jeigu... Tai įsivaizduoji. Nu, šičia palikti vabaliukam. Nu, nieks nieko nedarys. Medžiai, geriausi medžiai, nu, duok žmonėms kuriant, blemba. Nu, tas, vat, nėra... Apie žmogus, jokios pagarbos nėra.
Neringa dabar. Nu ką jie daro? Buvo užsiminta, kad reikia žiūrėti pirmoje eilėje, kaip keltas pas mus vadalėsim nedirba. Neringos gyventojai 5000 dabar jau yra, ne? Vadalėsim, taip jau yra. Su prirašytiniais. Nu jau bet su jau vis tiek važinėja. Ir mes neįsikovojam savo, kur Europą dėl 200, dėl 300 žmonių stato tiltus. O tu tikrai norėtum tiltą? Aš norėčiau tunelį. Nes aš galvoju, su Neringos miškais visai būtų blogai, turbūt, jeigu pastatyt. Yra, tai vėl bostai, nu yra, uždėk kainą, dieve tu mano. 30, uždėk 50. Nieko čia baisaus nėra, blemba. Aš net niekada to nematau. Suprantate, reguliuosime eismą, viskas reguliuosi transportą. Ir čia problema išsispręs. Nu, gal pradžioje tegul kelią padaro, nes jau dabar visai. Darys kelią dabar. O norės, kad vėl kelias. Nu. Vežė į ligoninę, tai aš ten vos nenumiriau, blemba, kol nuvežė mane, supranti, tuo keliu. Vėliau vežė, tai jai, supranti, išvežė su ritmo su pablogėjimu, tai po kelio ten važiavo, ritmas atsistatė. Nu rimtai, nu. Atkratė. Taip, atkratė, sako, nėra pas tavį ritmo, kad sutrikimo nieko. O čia, sakė, viskas yra. Dėl to sakau, žmogui, nu nėra tokio dalyko, nu kad, nu, apie žmogų galvoju. Bet tavo, važiuok mintis, tavo tai, kad tu vis tiek savivaldybė, kol buvai kelią padaryti, Juodkrantę iki jūros su apšvietimu, nu bus dabar, matau, daro. Jo, daro, šiaip ne taip. Tai ačiū Dievui padarė tą dabar išasfaltavo vidurinį tą keliuką, kuris buvo anksčiau pagrindinis kelias. Jis buvo betoninis, kiek atsimenu. Ne betoninis, biškai su žvirkeliu, biškai ten toks. Jo, plokštės kažkokios. Nebuvo, ne taip, tai čia buvo tas mašininis. O šitas vidurinis, kur buvo. Čia, nu, sako, kaip eini tiesiai, vat, kur dabar, kur iš asfalto, liepų tas vadinamas. Nu, tai ten anksčiau pagrindinis ten būdavo, tiesiai pareini. Jis ir yra pats gražiausias, jis liepų. Taip, ten kainiukai, viskas, taip eini. Viskas, žinau, kad mes ten su vežimais anksčiau, vaikai būdavo, visi važiuodavo. Ir ten tiesiai išeidavom į gelbėjimo stotį, būdavo išeidavom. Dabar tai irgi taip pat išeina. Bet tai čia gelbėjimo stotis jau tai jau, kur naujesnė dabar yra. Bet pirma stotis tai buvo šitam prie to... Zuikinės tos. Prie Zuikinės, o tenai prie to restorano, prie to paviljono, tenai. Bet čia irgi eidavo, bet daug žmonių eidavo. Čia ten, matai, su mašinom galėdavo, biškai važiuoti galėdavo. Dėl to eidavau šito keliu. Šitą vos iškovojau, supranti, nu jau padarė, ačiū Dievui. Žinau, kapinėse, sakiau, žiūrėkit, kiek ten vietos mums beliko, mane čia to nebus kur laidotis. 10 metų kovojo, kol padarė. Praplėtė. Nes vienais metais, kai pas mus mirė 23 žmonės, tas buvo jau nežinau, kiek tų metų atgal čia jau. Tai įsigrandau, aš pats įsigrandau, sakau, nebus vietos, jeigu taip, žinai. Jeigu taip mirs. Taip, jeigu pradės mirti, taip, žinai, tu gerai, kad čia biškai apmašo. Bet tai 200 tai čia buvo baisiai daug, žinai, tada ir. Va, tavas, ačiū Dievui, nu, sakau jie. O ką tu galvoji, pavyzdžiui, ką Neringai galima pakeisti, padaryti, ką tu palinkėtum jai į ateitį? Kad jinai visai netaptų negyvenama sala, nes šiai dienai tai yra tik vasaros kurortas. Nidoje yra tas pats, kaip ir Juodkrantėje. Kaip to atrodo, galima dar kažką padaryti ar ne? Vienas dalykas yra blogai tas, supranti, kad pas mus nebeleido statyti gyvenamų namų. Uždraudė. Nes aš tada, kai buvau tarybai, supranti, Baškytė tokia iš saugomų teritorijų tarnybos, čia kai keitė naują tą vadinamą planą, jau reiškia ateities, tas vizijos, tai aš jai sakiau, ką jūs darot Juodkrantėje, nenumatyta nei vieno gyvenamo namo. Aš turėjau senus dar tuos vadinamus projektus. Tai Ievos kalno gatvė turėjo išeiti į Raganų kalną. Ir tas pelkynas, kur čia turėjo dar 3 namai stovėti. Ir tam projekte yra parodyti, kaip jie turi stovėti, už Egdų slėnio. Aš jai sakau, va kur vieta, naikinkim tą pelkyną. Čia visokie kamara, nu tiek uodai lenda, viskas, supranti. Reikia panaikinti. Negalima. Įsivaizduoju, negalima. Dabar nuėjau pasižiūrėti. 3 namai stovi. Jaunimo kažkokie namai. Nu, tu įsivaizduoji? Kada gyvenime niekad nebuvo jokių namų. Nu, net įsižiojau, sakau, nu tu blemba. Čia galima, reiškia, statyti, supranti. Nu. O čia ne. Dabar toliau, atėjau.
Bet nebėra ką dirbti čia, supranti, kad ir gyvenamas plotas būtų, o ką čia dirbti. Žiūrėk, tavo jaunystėje buvo žvejyba, buvo tinklinė, buvo lentpjūvė, pamenu, didžiulė, miškūkis buvo didžiulis, dvi pamainos vien tik tai miške dirbo. Taip, labai sutvarkytas, gražus buvo miškas, dabar realiai nebėra darbo, nebėra jokių darbų. Dėl to, kad, jeigu taip pašnekėt, kad Lietuvos valdžia nemoka valdyti savo valstybės. Vienas dalykas yra, supranti. Nes jie visiškai nei tai apie neringą, man atrodo, iš vis jie nieko nesupranta. Apie tą neringą aš iš vis sakiau, reikia, man nėra kam, tai dabar aš sakau, nėra kaip pasiskūsti. Neringa turi turėti visiškai atskirą statusą, kaip kurortas, visiškai atskirą. Turi būti turėti savo miško tarnybą, ne urėdijai, kuri yra komercinė, supranti, ir tik tai jai duok pinigus uždirbti čia, kiek kerta miško dabar, kiek viską veža. Kažkaip tos nugriuvusių medžių nesurenko, sveikus medžius iškerta. Tuos visus kerta, tų nereikia, blemba, supranti. Va tas vienas dalykas, turi turėti savo atskirą statusą, supranti. Viskas, turi mokyklos, turi vėl. Kodėl vat panaikinam kadetų mokyklą tą, kur buvo, nedalės. Nu čia aš kaltinu Burkšą. Nes jisai, kai buvo Klaipėdos apskrities viršininkas, supranti, jis turėjo tokią galimybę. Mes jam tada šnekėjom, buvom įsikvietėmės į, kad atimkim iš aplinkos ministerijos vienus poilsio namus ir priimkim vaikus iš Lietuvos. Kad bendrabutis būtų. Taip, tada sakom, aš buvau švietimo komiteto pirmininkas, tada ir Nida įsigelbės. Nes tada į 9 klases vešim iš čia, supranti, į Nidą. Nes Nidos gimnazijai tas pats grėsia uždarė. Tai dabar uždarys gimnaziją. Nes nėra vaikų. Nėra vaikų, tuoj bus progimnazija. Ateina momentas, kai bus tik pradinė. O paskui iš vis neliks. Tai vėl klausimas, tai kodėl mes to nesirūpinam dalykų? Dabar yra vėl važinėja, kiek aš žinau, į Nidą apie 50 su viršum žmonių iš Klaipėdos dirbti. Aišku, pas mus nėra specialistų, nes niekas čia iš mūsų kartos vaikų niekas nepasilieka. Taip. Nes nėra darbo, suprantate. Nėra darbo. Nėra darbo, nėra pramogų. Ir nėra pramogų vienas dalykas. Jo, nėra ką veikti. Žiūrėk, mūsų laikais paviljonai buvo, ir kirpyklos buvo, ir batus taisė, ir rūbus siuvo. Žinok, viskas buvo ir viską turėjom, suprantate. Ir visi turėjo darbų. O dabar važiuojam, dabar reikia važiuoti į Klaipėdą, viską daryti, viską pirktis. Tai kodėl čia negalim tai padaryti, tokio dalyko. Kai aš vėl sakau, kodėl negalima turėti mieste Juodkrantėje daleiskim statybinės brigados, kur būtų santechnikas, elektrikas, kad žmogui iškilo bėda. Iš porceliavonių viską mesgi turėjom savo komunalininką, ką mes tengi kažkokias turėjom paslaugas. Tai dabar liko, paslaugos Neringai liko, bet tai jos liko per Neringą, į tai jos jau tų paslaugų netlieka. Taip, jos netlieka. Suprantate, kaip yra. O čia turi būti gyvenvietėje toks žmogus atsakingas, daleiskim, kuris yra elektrikas, o reikia. Taip. Atrodo, kad čia ne vienam. Atrastum tų darbų mėgam, aš atrašiu. Savo namuose jei turėčiau darbų dabar, suprantate. Kad man ateitų, padarytų, sutvarkytų. Nėra kam. Kodėl negali vėl dabar, sakau, miestas paimti ir yra šitų, žinai, senų namų, tokių, kurie gyventojai nepajėgus. Apsidažyti, apsitvarkyti. Ne, sugalvoja, blemba tamsią rudas spalvas tokias. Šviesinkim, biškai, būtų gražinkim. Yra gražos spalvos, nežinau. Gali būti ruda, bet gali būti šviesesnė, žinai, kaip pas. Ne, vos nesusmala, blemba. Tepa supranti ir viskas. Aš man už tai sakau, noriu būti. Tai baigiant mūsų pokalbį, ką tu palinkėtum Neringai, kaip miestų? Ai, ką čia linkėsi dabar, žinai, čia. Ir ką tu norėtum, sakykim, tokio? Ne, aš norėčiau, kad Neringa klestėtų, tai čia be kalbų, supranti, bet norėtųsi, kad jinai turėtų savo braižą tokį, žinai, kad atvažiavęs čia žmogus jaustųsi malonumą. Kad būtų jam sąlygos tokios kaip užsienį, kad atvažiavot, nereikėtų pergyventi, brangu, nebrangu. Aišku, čia yra jo verslas, čia nieko nepadarysi, čia ne mes jau, čia nepakeisim tokio dalyko. Bet norisi, kad labiau pamiltų kiti, Neringą, kad atvažiuotų, bet svarbiausia, reikia saugoti vietinį žmogų. Būtų apie ką sakyčiau. Reikia su jais užsiminėti, reikia bendrauti, dirbti.
Aš nežinau, sako, man tai yra keista, kad visiškai vietiniai nieko negalvoja. Ai, išvažiuoja, nu tai važiuoja. Atvažiuos invazinis, nupirks tau tą butą. Nu taigi. Bet kažkas turi nuolat gyventi ir Bet tuos butus invazinis, kažkas jo aptarnaus. invazinis jis tiek nepadarys, kiek padaro vietinis, puošdamas savo tą kiemelį arba teritoriją visą laiką. Iš čia būna visą laiką, kiekvieną dieną būna. Nu. Atimčiau iš jų tos leidimus per keltą. Atimčiau visiems. Yra vietinis, kuris mažiausiai pusę metų gyvena Neringoje, tiems išduoti. Kas čia man sako, o kaip suseksi? Tam yra seniūnaičiai, tam yra seniūnai, tai yra žmonės, Taip. kurie žino, kiek gyventojų čia yra ir kaip čia gyvenasi. Viskas, sako. O tie invaziniai, tai man jie.